Malgožata, man kartais užeina mintis, kad mūsų kūnas kaip gėlė. Jeigu nelaistyti, tai jisai nuvys. Taip, tikrai, mes šiandien apie tai ir kalbėsime. Kombinuojant šias 3 procedūras mes galim išgauti maksimalių rezultatų. Kaip aš, pavyzdžiui, jas vadinu, tai yra tikra bomba celiulitui ir tiesiog kelias į gražų kūną. Taip, iš tikrųjų aš esu išbandžius jau porą kartų procedūras ir pastebėjau, kad labai stengrina odą ir tikrai nepaslaptis, kad visi mes turim celiulito, bent 99% moterų. Tai tikrai ir net ir vyras sakė, ką tu čia darai, sporto salėje nebūni, o kūnas gražėja. Celiulito nėra tik Instagrame, o realybėje jis yra visur. Tai apie ką mes kalbame, tai yra 3 procedūros. Venus Legacy, kuri yra skirta formuoti kūnui, taip pat mažinti riebalinės sankaupas, drenuoti, skatinti kolageno gamybą. Taip pat mes papildom ją limfodrenažiniu aparatu, presoterapija, kuri padeda atsikratyti skysčių pertekliaus, puikiai nudrenuoja, pastangrina ir kad dar maksimaliai išgauti gerą efektą, mes papildėm presoterapinę procedūrą limfodrenažinių bandažų. Ir kas man labiausiai patinka, kad tą trečią aš galiu pratęsti naudoti ir namuose. Taip, kad pastiprinti efektą, paryškinti efektą ir taip pat prolonguoti, kas yra labai svarbu. Pradedam Venus Legacy procedūrą, kuris skatina kolageno sintezę, mažina riebalinės sankaupas, gerina odos tonusą. Tai yra tikrai kirtis celiulitui. Įvyniojimas į Diego de la Palma bandažą užima vos keletą minučių, ką sėkmingai galite padaryti ir savo namuose. O dabar mes pradėjome mūsų procedūros 3 etapą, tai yra limfodrenažinė presoterapija. Presoterapija skatina limfos nutekėjimą, taip pat gerina kraujo mikrocirkuliaciją. Tokias pačias funkcijas taip pat atlieka ir Diego de la Palma bandažinis įvyniojimas. Jis taip pat skatina kraujotaką, limfotaką, turi termogeninį poveikį, skatina audinių metabolizmą, tam, kad gamintųsi kolagenas. Premium klinikos procedūra prieinama jūsų namuose.